Šiaip patys sėdami gatvę pamatėm, kai vaikai laimingai sėdi ir paskiau vis tiek čia atvažiavę buvo tos kelios mašinėlės, tai tikrai, jai patiko sėdėti, nuotraukas pasidarėm, šypsos, tai pagalvom, kodėlgi ne. Pasivažinėti laukia, kai gražus oras, šaligatviais, tai nesame patys niekur į užsienį išvažiavę, o dar kadangi pagalvojom apie kalėdų senelius, nei patys esame matę, nei dukrytį, tai apie ligą sužinojom, kai nevalgė, kreipėmės pas daktarus ir tada echoskopą padarė ir įtarė Šiauliuose ligą, kad gali būti onkologinė ir atvažiavę į Kauną. Susitarimus padarė, kraują paėmė. Buvo gerai, viskas tikrai, galim sakyti, kad ir tos chemijos per daug nebuvo, kad paveiktų. 4 prieš operaciją turėjom chemijos. Pirmos gal 2 buvo sunkesnės, o paskiau kitos 2 net nesureagavo, jos organizmas kaip buvo tokia, kaip niekur nieko, taip ir buvo. Tada operacija ir tada vėl 2 chemijas turėjom. Jo, operacija tikrai, kaip ir sakė, daktarai sklandžiai praėjo, bet matęs ant Laimintės, kad tikrai sunkiai jai atsigavo. Tai sakau, labai jau didelį jau palyginusi. Man pasakė prieš 2 metus, kad 5 metų bėgi bus ta operacija, bet įsityriau, tai sako, labai plonu ledu vaikštai ligi onkologinės ligos. Tai aš aišku nieko nelaukęs, pasidariau tą operaciją, 2,5 mėnesio praėjo ir darys antrą operaciją, kad atstatytų atgal, nes turėjo tenai sugyti viduje. Tikrai džiaugiuosi, kad atsilaikė žmona, nes kai sužinai, kad patį operavai, dar čia dukra dasidėjo iš pat pradžio, tai tikrai, kai dukra sužinojom, tai abudu tokie, kaip pardavę žemę buvom. Ko tikrai, aišku, norim visiems daktarams, kurie dasidėjo, tai tas taip pat, aišku, daugiausiai tai turbūt Rositai norim padėkoti, kad padėjo išgydyti vis tiek, bet aišku, dasidėjo visi kiti daktarai, gydytojai ir tam pačiam Rimanto Kaukėno fondui, nes, kad tai padeda. Tikrai, kaip pasakęs, kol pats nesusiduri su tuo dalyku, tai nepagalvoju, kad tikrai yra taip sunku. Tai labai didelis ačiū. Net nėra žodžių gal net pasakyti. Norėtume dar padėkoti iLunch kolektyvui ir žmonėms, kurie ten valgė ir prisidėjo prie Laimintės svajonių.